Tai ponia, kai dabar jaučiatės, kaip jau pradeda pirmieji ateiti į namus ateitininkai? Labai laiminga, tiesiog širdį netelpa džiaugsmas, kad mes ateitininkai po 35 metų išeivijos pradedam rinktis į savo nuosavus namus. Ateitininkė esu labai nuo jaunų dienų, visa šeima buvo ateitininkų ir man labai brangi ta organizacija. Kaip atėjo mintis tokius rūmus ieškoti, kurti, organizuoti? Žinot, mintis buvo ne rūmus organizuoti, ieškoti, bet ateitininkam prieglobstį. Ypatingai jaunimui ateitininkų. Nebuvo kur bendrauti, nebuvo kur susitikti, ypač užmiesčio jaunimui. Užauginau 2 vaikus, 2 sūnus ir jie, kada turėdavo laiko, žaidimams dažniausiai praleisdavo laiką su amerikonais ant mokyklos kiemų. Ir aš pajutau, kad jeigu mes taip auklėsim vaikus, tai mes juos prarasim lietuvybei. Bet juk mes turime ir ateitininkų organizaciją ir turime jaunimo centrą, reiškia, kodėl sakytų kiti žmonės, kam reikalinga dar kitų patalpų? Taip, bet jaunimo centras nėra tinkama vieta, pilnai tinkama vieta jaunimui. Aš įsivaizduoju jaunimo centrą, tai turėtų būti žaidimo salė viduj jaunimui, turėtų būti kambarys kitokiems sporto užsiėmimams, turėtų būti aikštė ruošta lauke. Dabar šitas jaunimo centras, aš sakyčiau, vis daugiau yra pritaikintas lietuvių kultūros židiniui. Lietuvių kultūros centrui, bet ne jaunimo. Tiesa, ten yra mokykla, bet mokykloj renkasi jaunimas tik šeštadieniais ir po keletą valandų. Kitaip sakant, jūs jaučiate, kad tikrai lietuvių veiklai reikalinga įvairių patalpų ir gal šitie ateitininkų namai galės tą spragą užpildyti? Ta aš labai visą laiką galvojau ir šiandien tikrai tikiu. Ir tikiuosi, kad į šiuos namus rinksis visas jaunimas, ne vien tik ateitininkų. Ateitininkai turi daug nuoširdžių draugų, daug yra jaunų šeimų gyvenančių užmiestį. Man atrodo, kad šitie namai galėtų išaugti į platų lietuvių jaunimo centrą, kadangi yra visos galimybės. Yra gražus erdvus vidus ir yra gražus kiemas, laukas aplinkui jaunimo žaidimams. Kaip jūs norėtumėt matyti, kad šitie namai būtų naudojami, pavyzdžiui, kokiems tikslams ar kaip? Aš manyčiau visų pirma ateitininkų organizacijos tikslams, o tie tikslai yra labai platūs, labai šakoti. Visų pirma, susirinkimams ateitininkų, atskirų vienetų susirinkimams, posėdžiams, rekolekcijoms, kursams, suvažiavimams. Aš manyčiau, viso pasaulio ateitininkų suvažiavimams, viso laisvo pasaulio. Šita vieta man sudaro įspūdį kaip tikrų namų, ne tik tai salės ar susirinkimų vietos. Reiškia tokia labai šeiminiška vieta. Man ir atrodo, yra labai puošni, jauki ir prie visko dar labai erdvi. Tai linkime sėkmės su ateinančiu visų metų derlium. Ačiū labai. Vilija, eisim pasivaikščiot mudvi vėl. Einam toliau pasivaikščiot.